5 nerašytos taisyklės baleto mokykloje. Pirmoji – tai pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Baleto mokykloje tai ne žodžiai, tai nusilenkimas. Įeinant į salę ar išeinant iš jos, sutikus mokytoją koridoriuje ar jei pamoką veda akompaniatorė, visą laiką mes padėkojame, pasisveikiname ir atsisveikiname nusilenkimu. Taisyklė numeris 2. Negalime įeiti į salę, jei skamba muzika. Visada prie salės paklausome ir jei muzika negroja, galime užeiti. Taisyklė numeris 3. Nelipame ant baletinio linoleumo, baletinės dangos su lauko batais. Visada nusiauname. Nežinau, kodėl tėveliams kartais atrodo, kad jeigu einu su batais ir ant pirštų, tai nesiskaito. Taisyklė numeris 4. Salėje nevalgoma ir nekramtoma guma. 5. taisyklė. Baleto mokykloje kalbame tyliai. Įprasta, kad tai darbo vieta, o ne rekreacinė zona. Todėl reikalauja susikaupimo. Atrodo, kad tai smulkmena, bet tos taisyklės kuria tradicijas ir išlaiko mūsų kultūrą. Išsisaugo, kad nepamirštum.